diena visiems, kurie atvykot iš visur. Kaip jau pristatė Sumantas, čia mano sūnus Joelis ir mano žmona Paulina. Mes jau 3,5 metų vedė, daugiau kaip 3,5 metų vedė ir Joeliui tuoj bus 6 mėnesiai. Jis atrodo jaunas, bet iš tikrųjų jau pusę metų, tai jau visai rimtas. Daug kur yra savanoriavęs, todėl atėjau kai ką pasakyti. Nežinau tik ar ką suprasit, tai aš atėjau, kad išveršiau, ką jis kalbės. Tai Joelis pasakos, o aš vertėjams. Bet šitame susitikime gal mes daugiau kaip bendruomenę atstovausim, nes taip ir vadinamas susitikimas nuo savanorystės į bendruomenę. Tai čia yra tokia, aš galėčiau sakyti, gal pati naujausia Kauno arkivyskupijoj susikūrus bendruomenė, lygiai metai laiko. Tai yra Jono Pauliaus II piligrimai, religinė bendruomenė, oficialiai įkurta. Tai yra Ieva su Ignu, Vaidilė, Mintutė kažkur yra dar, kas dar, Darius sėdi už nugaros. Tai žmonės, kurie įsipareigoja metam laiko bendruomenį. Tai vat mes visi kartu truputėlį, Beatričė, prašom, Beatričė, pasiim vieną kėdę ten, man atrodo, koridorių. Tai mes tokią valandą laiko turim, tai mes truputėlį pasidalinsim va šitą temą, kaip gausis mokymų, mes nelabai kompetentingi sakyti, neturim mokslo daktaro laipsnių, tai mes daugiau gal pasidalinsim. Bet gal galėtume pradėti giesme, jeigu jūs nieko prieš, nes tada, kai pradėti giesme, geriau gaunasi. Ir žinau, kad Liepa gražiai gieda, tai jinai padėtų. Tai jeigu jūs nieko prieš, vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios, Viešpatie atsiųs savo šventąją dvasią, kad mes bent truputį kažką gautume iš šitos paskaitos, o jeigu tu panorėsit ir labai daug. Paprastą tokį prisistatymą. Mes va truputį prisistatėm. Jeigu galėtume kiekvienas pasakyti vardą ir gal iš kur atvykom, arba kur esam savanoriavę. Bet žmogui kokie 10 sekundžių. Tai jis gali, kad tai būtų vardą pasakyti. Pavyzdžiui, Milda atvyko iš VDU, Kaune studijuoja ir, nežinau, trumpai va tokį. Arba iš kokios bendruomenės atvykę, arba iš kokios parapijos, arba iš kokios nors organizacijos, kad mes maždaug žinotume, iš kur esam. Pavyzdžiui, mama atvedė čia ir lieka iš apie savanorystę išgirsta. Tai va, tokio, 1-2 sakinius. Gerai, trumpai, tai Paulina, koks tavo vardas? Aš esu Paulina ir mane atvedė Joelis, aš neturiu pasirinkimų. Ir aš esu Jono Pauliaus II piligrimų bendruomenė. Man labai brangu, jau ilgai. Jonai iš Gyvųjų Akmenų, iš kur tu? Aš esu iš Gyvųjų Akmenų, bet pradėjau būtent savo savanorystę piligrimų centre. Kaip tai dabar žodžiu centrais? Ačiū. Esu Milda ir atėjau čia, nes atsivedė Karolina. Su savanorystė neturiu nieko bendro, bet ateity planuoju kažką nuveikti. Gerai. Aš Karolina, kuri atsivedė Mildą. Esu iš Kauno
Savanorystę pradėjau piligrimų centre. Gerai. Aš Viktorija iš Alytaus dekanato. Alytaus dekanato. Esu susidūrusi su savanorystė ir kaip tik kitą šeštadienį, ateinantį šeštadienį savanoriausiu Žygyje. Iš kur į kur? Iš Alytaus iki Važiuojų. Esu Juozas, mes tik atvažiavau iš Vilniaus, priklausau Jono Pauliaus II piligrimų centro bendruomenei ir savanoriavęs su Jono Garsiau tai galim, kad girdėtų ir Liepa. Nieko nesigirdi per tas gal. Jau, mes jau girdėjom jau. Mano vardas Andrėja, ruošiuosi su tvirtinimais ir nesu savanoriausiu. Kaune katedra. Aš esu Monika, esu iš piligrimų centro ir padedu vesti sutvirtinimą katedros. Aš Juozas ir aš Angelų Sarvų parapijos. Iš Alytaus. Taip, iš Alytaus. Eisi Žygį kitą šeštadienį. Jo, eisiu į Žygį. Ačiū Jūs. Kas ten pasislėpė? Aš Ignė, atvykau čia iš Raudondvario. Šalia Indrė sėdi. Esu Rinta iš Kauno. Jėga. Labai fainai. Esu Paulius iš Aleksoto Kazimiero parapijos. Esu Viktorija, atvykau iš Aleksoto su savo vaikais. Karite savanoriauju apie 4 metus gal. Esu Dileta, atvykau iš Aleksoto kartu su Viktorija. Super. Esu Anė, taip pat atvykau iš Aleksoto irgi su Viktorija. Esu Irenijus, esu iš Kėdainių, bet mokausi Kaune. Esu savanoriavęs maisto banke, stovyklose. Aš Karina irgi iš Kėdainių, savanoriavau maisto banke ir esu iš mūsų grupės. Ten užnugaris vyrai. Esu Rokas iš Akių, nesavanoriavau. Roko brolis. Stimas Roko brolis irgi iš Akių ir irgi mes. Nu kaip ir nes. Nesat savanoriavę. Kaip ir. Aš esu Širnė iš Kauno, taip pat ruošiuosi tvirtinimui. Ir esu savanoriavusi su Karitu, maisto banko, savanoriavau ten bėgimuose tokiuose, tokiam projekte Atvielų žemėje, bet norėčiau dar daugiau sužinoti apie savanoriavimą. Labai gerai. Aš esu Arnoldas iš Kretingos parapijos. Dabar kol kas 9 mėnesių savanoriauju kariuomenę, prieš tai savanoriaudavau visur, kur spėdavau, tai savo parapijoje ten renginiuose. Visą laiką Edvinų šiandien. Jo, visi Kaunės sveikinas, labas Edvinų. Giedriu, tai koks tavo vardas? Iš Kauno Arkos bendruomenė, bet mano savanorystė prasidėjo būtent nuo su šitais vaikais Aleksoto parapijai. Mūsų viena vietas čia dabar kartu. Mano vardas Lukas, aš esu iš Garliavos, kol kas dar nesavanoriavau. Mano vardas Meilutė, aš esu iš Garliavos ir iš Garliavos parapijos. Ir bandžiau savanoriauti senelių namuose, bet mus ten gana greit išvijo, tai Mes esu iš Garliavos parapijos. Savanoriauti pradėjau katalikų bendruomenė Gyvieji akmenys. Dabar savanoriauju katedros parapijoje ir labai noriu daugiau sužinoti apie mūsų kaimynės vardas. Mano vardas Andrius, aš esu susidūręs į darbus su savanoriavimu. Aš esu Gaidilė, savanoriavus turbūt jau ne vieną kartą ir atvažiavau iš Vilniaus, nes taip privertė gyvenimas. Aš Ignas, savanoriavau irgi daug kur. Dabar esu iš Jono Pauliaus II piligrimų bendruomenės. Jono II Pauliaus Mano vardas Ieva, aš irgi esu iš Jono Pauliaus II piligrimų bendruomenės, irgi savanoriavau, daug metų jau savanoriauju ir čia yra mano būsimas vyras. Aš esu Gabija, esu iš Šiaulių,
Savanoriavau daug. Aš esu Gintarė, taip pat iš Šiaulių, pietinio parapijos. Ir teko savanoriauti įvairiuose renginiuose. Į Kryžių kalną ėjo iš Šiaulių? Savanoriavo? Gerai, tada savanoriavo. Man labai patinka, kai vandenį pila ten, kai eini ir labai jau būna karšta ir savanoriai vandens. Ačiū, čia mano Tai tas geriausia. Tai aš esu Ukrina. Aš esu Ingrida ir mes esame iš Ukmergės ir padedame Ukmergės parapijoje. Tiek visokiose renginiuose, tiesiog dirbam. Per savanoriavimą. Ir Šarūnas jūsų klebonas, ar kaip? Aha. Ja? Tai perduokit linkėjimus, sakykit, buvom viską žinom dabar. Tai aš esu Mintautė, iš Piligrimų. Piligrimų antrojo? Žiūrėk. Tai savanoriauju visai daug kur. Esu savanoriauju. Aš esu Silvija, esu kaunietė, savanoriauju daug ir bažnyčioje, ir gyvenime. Tai aš esu Geta ir aš mokyklą lankau, bet labai labai man savanoriauju. Viskas, tave užsirašėm iš karto. Aš esu Beatričė iš Kauno, iš Jono Pauliaus piligrimų centro. Irgi visai nemažai savanoriavus esu. Aš esu Rastis iš Kauno. Nelabai. Tai mane gal daug žino šalis iš Vemblės rajono. Mėgstu savanoriauti daug ir stengiuosi savanoriauti ir esu daug visur. Ir šitą paskaitą kaip tik tau. Jo, kaip tik prieš vaizdas. Dariau? Aš esu Darius iš Garliavos, ir Jono Pauliaus antrojo bendruomenė. Koks savo vardas? Aš esu Eimantas ir atvykau iš Šiaulių vyskupijos parapijos centras. Naujas gražus. Jo. Visi Jurgita iš Baisogalos, Radviliškio rajono. Studijuoju Kaune, o čia esu savanoriavusi pastoviai vaikų geros dirbti. Iš Baisogalos Giedrė su jaunaisiais karatiečiais bandom savanoriauti. Ir Agnė? Esu Agnė iš Kauno, savanoriauti pradėjau katalikų bendruomenėje Gyvėjai Akmenys, o dabar esu savanorystė jaunimo centre Kauno vyskupijos. Gerai pasakyti. Tai labai smagu, kad mes sužinom, kad labai iš skirtingų vietų, iš Ukmergės, iš Šiaulių, iš Marijampolės, iš Alytaus, nesam, iš Kauno, tai tas labai džiugu, kad labai skirtingi iš visur atvykę. Aš tik trumpam pristatysiu, apie ką mes čia dalinsimės dabar, gerai, ir turėsim keletą liudijimų. Tai jeigu jūs atėjote išgirsti apie savanorystę, truputėlį gal nepataikėt, nes šita tema tarsi tokia tęstinumas. Praeitą atsinaujinimo dieną Agnė pristatė, kas yra savanorystė. Ir labai gražiai dalinosi, kokį džiaugsmą neša savanorystė ir kas savanorystė ir labai panašiai. O šita 45 minutės skirtos yra, ką daryti, kai tu jau savanoriavai. Bet jeigu nesate savanoriavę, nieko tokio, jūs iškart žinosit, ką daryti, kai pradėsit savanoriavti kitą žingsnį. Tai čia tarsi antras žingsnis. Aš labai trumpai, kaip aš pradėjau, tai aš išvažiavau vieną kelionę. Išvažiavau į piligriminę kelionę į Prancūziją, į Taizė vienuolyną. Ir aišku, aš ten važiavau vyno pirkti, bet grįžau, to vyno taip ir nenusipirkęs. Buvau taip nelabai tikintis ir su bažnyčia nelabai ką bendro turėjau. Bet tam Taizė vienuolyne man labai patiko, kad daug jaunų žmonių nebijo melstis. Man taip atrodė, kaip aš iš Kauno irgi bachūrą, žinai, Kaune kažkaip bachūrai nesimelsdavo, man taip atrodydavo, žinai. Ir kai mes atvažiavome į tą Taizė vienuolyną, ten žiūriu, meldžias, normalūs bachūrai ir meldžias, žinai. Tai galvoju, geras. Ir taip kažkaip, mes pirmą kartą aš tai pradėjau melstis. Ir kai čia grįžau, aš supratau vieną dalyką, kad melstis reikia daugiau jėgų ir turi būti stipresnis bachūras, negu tas, kuris eina kam nors duoti galvą. Nes duoti galvą, tai reikia tik tai kokius 3 aplink surinkti bachūrus ir jau gali duoti galvą. O melstis, žinai, reikia ne tik surinkti, bet ir turėti dar ir truputėlį, žinai, tokią tvirtą charakterį ir drąsos.
Tai va tas mane labai nustebino tam vienuolyne ir kai aš grįžau į Lietuvą, aš tikrai nebūčiau pradėjęs melstis, nes mano visi draugai būtų man davę galvą. Sakytų, tu durnas, gal žinai, normalus, po kur nesimeldžia. Bet mane iš karto už 2 savaičių pakvietė savanoriauti. Kai aš grįžau iš to vienuolyno, man peiza, tas vienuolynas labai brangus. Bet jeigu ne savanorystė, kažin ar aš būčiau pasilikęs piligrimų centre. Ir mane pakvietė savanoriauti Šiluvą. Žinot, toks kaimas yra Šiluva, šalia Raseinių, ir ten vyksta atlaidai. Ir sako, man tai važiuojam savanoriauti. Iš karto grįžus, aš draugam niekam nesakiau, kad važiuoju savanoriauti, sakiau, kad mane kviečia kažkur ten. Buvo taip, kad pateisino visą savaitę pamokų lankymą. Aš tada jau buvau 12 klasėje, sako, visą savaitę tau vyskupas parašys, sako, tokį atleidimą raštą nuo pamokų. Tai aš iškart sakau, gal, bet aš ir taip neįdau tas pamokas, tai sakau, nežinau, bet tada sako, visą savaitę ten gausi valgyti nemokamai. Žiauriai skaniai, ten reiškia, sako, žinai, nuo ryto iki vakaro ten dalins maistą. Tai aš tada iškart su draugeliu užsirašė. Tai nuvažiavam visą savaitę ten savanoriauti ir ko gero, tas dalykas mane taip pramušė, kad aš dabar 11 metų esu bažnyčiai. Ir turiu žmoną, ir turiu sūnų. Tai ta savanorystė man labai padėjo. Bet toks keistas dalykas, suprantat, kai pradedi savanoriauti bažnyčiai, nežinau, gal kitur savanoriauji, nes čia daugiau tokią temą turim apie savanorystę bažnyčiai. Ir kai aš pradėjau savanoriauti, aš toks užsidegęs buvau, visur eidavau, viską darydavau, visiems šokoladus neždavau, vandenį neždavau visose žygiuose, pildavau, palinkėdavau geros dienos ir aš būdavau vienas geriausių savanorių. Man labai patikdavo, žinot kodėl, man labai patikdavo gauti dėmesį iš tikrųjų. Tai aš, kai žinai, kuo daugiau, žinai, visiems padedi, tuo daugiau gauni dėmesio, man labai patikdavo. Ir mane visi girdavo, ir aplamai bažnyčiui vaikinui savanoriauti, žinot, tai nes būdavo 20 merginų savanorių ir 2 vaikinai mes, žinai, savanoriai. Tai to dėmesio gauni, žinai, pilna, jeigu mes sėdėdom grupelį, tai, žinai, 10 merginų ir aš vienas, tai man labai patikdavo. Žmona išėjo, tai gali pasakoti. Tai va, bet čia rašinė. Tai ta savanorystė labai labai gerai ir man viena draugė sako, man tai palauk, sako, 7 metus. Sako, jeigu tu ištversi 7 metus bažnyčiui, sako, tu tada arba iškart išeisi, arba išeisi. 2 variantai. Po 7 metų savanorystės taip tarnaudamas kaip tu, būdamas visiems geras, visiems atneždamas vandens, visur dažniausiai aš būdavau 3 stovyklose vasarą, paskui eidavau į žygius, paskui jaunimo centre, paskui bendruomeniai, visur, kur tik įmanoma savanoriauti. Tai sako, man tai tau bus šakės, sako, jinai 7 metus buvo bažnyčiui, savanoriavo ir jinai išėjo metė ten viską, ką tai galima. Sako, tau galbūt 5 metai, sako, bažnyčiui. Paskui sako, tu tiesiog nebebūsi bažnyčiui. Ir sakau, kodėl? Nes sako, tai jeigu tu savanoriauji, tu save tik dalini. Ir va šitas pagrindinis dalykas, aš kai žiūriu Jalių, kai jisai visur savanoriauja, Facebook'e visur matau jo nuotrauką, aš galvoju, jam greit bus šakės. Man tokia mintis vis nuolat, nežinau, dar jam ne šakės, bet man tokia mintis, jam greit bus šakės, žinai, jisai jaunimo dienose, tada po jaunimo dienų, ten žygis, stovykla, Marijampolė, Lietuviai, visur, žinai. Tai man tas, žinai, toks buvo ir kodėl, nes savanoriaudamas tu atiduodi save. Ir ta mergina, ta draugė manęs klausė, sako, man to, kur tu pasisemi? To, žinai. Sakau, aš jaunas, gražus, fainas, ko man semti, žinai, tai aš pats iš savęs, žinai, tai, žinai, nueinu pasimeldžiu kažkur, žinai, va, ten biškai pasimeldžiu, ten, žinai, ir viskas, sako, aš, tai va, ir po 7 metų man buvo šakės. Tikrai, praėjo 7 metai bažnyčio ir man šakės, ir aš tikrai būčiau išėjęs iš bažnyčios, metęs darbą, ką turiu, metęs, nežinau, ką tik būčiau turėjęs, bet po 7 metų mes įkūrėm religinę bendruomenę. Ir čia, va, tas yra antras žingsnis, ne, kur jeigu tu savanoriauji arba ieškai savanorystės, tu iš karto ieškok bendruomenės, kuri tau galėtų duoti maisto. Nes savanoriaudamas tu save dalini kitiems, o iš karto tu turi ieškoti bendruomenės, kur tu galėtum pasiimti maisto. Ir tikrai aš būčiau, žinai, po 7 metų išsitaškęs, išsidalinęs, atidavę, ir jau man nebesvarbu, kad į mane kreipia dėmesį, arba, žinai, jau po 7 metų bažnyčių man būdavo, žinai, ir kas? Tai mes tau sumokėsim, ir kas? Tai gal nori nemokamą kelionę? Ne, nenori. Po 7 metų va toks esi, žinai, kad tu jau, tai žiūrėk čia adoracija, kas ir ką, žinai, aš namie galiu pamiegoti.
Jau suprant, toks atsiranda dalykas. Tai nežinau, kiek jūs metų savanoriaujate. Bet jeigu jūs pradedat savanorystę, jūs iš karto ieškokite kokios nors maldos grupės, parapijos, nežinau, arba šeimos. Kažkokia vieta, kur jūs turėtų praturtinti. Tai va šita tema, šiandien mes tavo atlikusias laiką pabandykit save tokį savo klausimą iškelti. Jeigu aš noriu savanoriauti toliau bažnyčioj, o be savanorystės krikščionybė neįmanoma. Jeigu tu nori būti krikščionis, tu privalai savanoriauti. Nes Jėzus tą pavyzdį parodė. Aš būdamas Šiluvoj supratau tokį dalyką. Reiškia, vyksta mišios ir mūsų būdavo darbas vienas iš pagrindinių mišiose patarnauti žmonėm. Reiškia, rezervuoti kėdes, žinai, būdavo, nes ten atvažiuodavo visokie premjerai, ten dar turėdavom rezervuoti vietų priekį. Antras darbas būdavo ten paskui susodinti, tada tapus tuščius pažiūrėti ir toks vienas iš paskutinių darbų būdavo kunigus palydėti komuniją dalinti. Eina kunigas dalinti komuniją, mes liesam, nešam, ten viską mokam atmintinai ir kad žmonės ten neužpultų kunigus. Ir per dieną būdavo trejos mišios. Ir įsivaizduot, 10 dienų, kasdien 3 mišios. Tai jau, žinai, jau tos trečios mišios, tai būdavo, taip jau, dirbi darbą. Bet vienose mišiose ir ten vyksta veiksmas, mes turim žalias striukės, mūsų visi mato, todėl mes turim irgi gražiai atrodyti, nes jeigu aš nusispjausiu, tai paskui Lietuvos ryte parašys, kad bažnyčioje visi spjaus. Tai savanoris, tas, kuris savanoriaujas, ne tik save rodo, bet ir visą savo organizaciją, ne, bažnyčią. Ir vienu metu, žinai, vyksta pakilėjimas ir man jau, žinai, ta savanorystė trečios mišios, maždaug vidury savaitės, toks lūžis, jau esu abejoju ir aš noriu savanoriauti, žinai, biškai bloga. Tada dar 2 savanoriai žiauriai erzina mane, žinai, o 2 savanorės mane nuolat kabina ir mane irgi erzina. Ir toks, žinai, tai reiškia, vidury savaitės, trečiadienį, žinai, vyksta pakilėjimas mišių, žinai. Reikia atsiklaupti, žinai, nes visi tave stebi, žinai, ir aš taip klupiu. Ir kunigas iškelia ostiją ir sako tokius žodžius. Ten pagrindinė mišių vieta, kur prasideda, kai duona tampa kūnu, reiškia, pagrindinė ta malda. Ir tada jis iškelia ostiją ir sako, kai savo norų turėjai būti kančiai išduotas, jis paėmė duoną. Ir man tas, kai savo norų Jėzus turėjo būti kančiai išduotas. Ir aš galvoju, šakės, štai atsakymas. Jėzus savo norų, jis buvo pirmas savanoris. Ir geras galvoju, krikščionybė be savanorystės neįmanoma. Ir aš tada į šitą atsakiau visam laikam klausimą, kad jeigu aš noriu likti bažnyčio, aš būtinai turiu savanoriauti. Be savanorystės aš tiesiog būsiu, toks, arba davatka, arba tokia, toks pilkoji masė. Aš tik tai savanoriaudamas bažnyčių galiu, žinai, ir dabar jau 11 metų bažnyčių, ir tas pats ir šeima, ir bažnyčia, bet kur jūs būsit, man atrodo, jeigu jūs neskirsite bent trumpai savanorystės, tai būsit tik tai vartotojai, ne tokie, kur vartotojai. Tai va, bet jeigu jūs, žinai, savanoriausit, iš karto jūs klauskit klausimą, žinai. Aš krikščionis, be savanorystės negaliu būti. Aš savanoriauju, bet man po 5 metų bus šakės. Tai aš iš karto turiu ieškoti vietos, bendruomenės, parapijos, kažkokio centro, dar kažko, kur aš galėčiau gauti. Va, ir mes 20 metų piligrimų centras savanoriavo, organizavo keliones ir panašiai. Ir visada toks būdavo alkis, žinai, mes norim, o kur mums gauti, žinai. Mes susirenkam į piligrimų centrą, mes meldžiamės, bet mes taip nepasisotinam. Ir lygiai po 20 metų piligrimų centras tapo religinė bendruomenė. Lygiai prieš metus. Ir mes tada dabar kartu į mėnesį renkamės melstis, mes kartu einam į mišias, išgyvenam Eucharistiją, kartu dalinamės, kas blogai mums yra, ne, mes viens kitą maitinam. Tai va, tokia pagrindinė žinia. Bet kad būtų jums dar aiškiau, tai mes turime Vaidilę, kuri irgi kažkaip atėjo į tą bendruomenę per savanorystę. Tai jeigu tu pasidalintum, gal mus praturtintum. Jei praturtinčiau, tai būtų gerai. Tai aš labai trumpai iš tikrųjų, labai tokia suma sumarum. Aš būdama jūsų vietoje, jei būčiau išgirdus šitą informaciją, tai man būtų kur kas paprasčiau tuo metu, kai aš buvau nelabai laiminga, patapti laimingai. Tai realiai aš atradau tą laimingumą per bendruomenę, per savanorystę. Pirmas dalykas, aš buvau, kai mokyklai, tai nelabai tokia
nelabai tikinti, nelabai kreipianti dėmesį į žmogiškumą, į draugus, visą kitą. Tai mano pagrindinė veikla būdavo tokie vakarėliai, festivaliai. Aš labai dažnai mėgdavau išgerti. Festivaliai be žolės, man irgi būdavo ne festivaliai, tai dėl to aš praturtindavau save kitais dalykais. Ir tie dalykai, tose dalykuose nelabai jausdavausi laiminga. O kiekvienas žmogus, man atrodo, kažkaip nori patapti laimingu ir būti mylimu, ir pačiam mylėti, ir kažkaip tą pilnatvę atrasti. Tai aš tose dalykuose bandydavau atrasti gal, va čia va, jei dar vieną kartą užsirūkysiu su vatuova, tai gal tikrai man bus geriau. Ir tikrai jausiuos laimingesnė. Bet laikui bėgant, festivalis po festivalio, kažkaip aš vis pajausdavau, kad ne čia mano laimė. Kad kažkaip net ir linguojant prie scenos, prie to steidžio, kur groja elektroninė muzika ar kažkokia lengva roką ar dar kažką, linguojant su visais kitais, kažkaip galvoju, kad gal ne čia, gal nėra tame pilnatvės. Taip, kad nes darai dėl to, kad darytum, nes tai tarsi yra pasakyta, kad jei tai darys, tai būsi laimingas. Bet darydama tai aš supratau, kad nelabai man tai neša laimės. Ir tai mano gyvenimas pasisuko, kad baigiau mokyklą. Ir reiškia, reikėjo kažkur stoti. Tai įstojau ir tenai ieškau irgi veiklos, nelabai radau. Ir kadangi tais metais sutvirtino sakramentą priėmė, mane pakvietė į Facebooką. Tada buvo toks įrankis, Dievo įrankiai labai įvairūs, tai tuo metu jis mane pagavo tenai per Facebooką. Vis kiekvieną antradienį, kai aš grįždavau po paskaitų, visai anksti aš ten darydavau, Facebook'e vis rasdavau žinutę apie savanorystę su proto negalią turinčiais žmonėmis, bičiuliais. Tai yra Arbos bendruomenė ir man tai buvo truputėlį įdomu ir kadangi tai pasikartoja aš dabar galvoju, gal net 4 savaitės iš eilės, kai aš antradieniais grįždavau skirtingų laikų įsijungdavau kompiuterį ir skirtingų laikų įsijungdavau Facebooką ir vis išmesdavo postą, kad arba minutę prieš būdavo, arba tik ateinu ir išmeta postą sveiki savanoriai, mes tavęs laukiame, jūsų laukiame bent pusvalandžiui arba bent jau pasisveikimui. Ir kadangi 3-4 kartai buvo, tai aš galvoju, čia jau kažkas įtartino, čia jau gal kvietimas yra. Ir tada aš pabandžiau ateiti. Nors dažniausiai visą laiką eidavau visur su chebra, man labai nepatikdavo eiti vienai ir perlaužti tą sistemą, kur negali būti iš karto savu ir elgtis taip, kaip nori. Tai buvau visiškai viena, iš ten nelabai suprantu, kaip aš ten galėjau atsidurti iš tikrųjų, bet nuėjau ir man ta savanorystė su proto negalią turinčiais žmonėm labai daug dovanų davė. Aš labai pasirodo buvau kompleksuota, negalėdavau šypsotis, būdama su jais aš tai supratau. Iš tikrųjų, kai buvau su draugeliais, tai šitą nesuprasdavau, bet su negalią turinčiais žmonėm aš supratau, kad aš begalės kompleksų turiu. Kad jie yra kur kas laisvesni negu aš ir jie būtent yra tokie, kurie moko visiškai būti laisvam, džiaugsmingam ir laimingam. Ir man buvo mistika truputėlį, nes toks storas, kokio Downo sindromo turintis žmogus, visiškai ten kokie 3 dantis ir jis išsišiepęs ir bėga ir apkabina ir sako, kaip seniai mačiau aš tave. Tai man būdavo labai keista, bet per tą laisvą bendravimą aš tikrai labai daug dalykų pastebėjau, kad po metų pas mane nebėra ir aš galiu nueiti prie žmogaus, pasakyti, kad tikrai labai fainai, kad atėjai čia. Man tikrai iš tikrųjų nuoširdžiai patinka bendrauti su žmonėm dabar, būtent pabendravus su bičiuliais. Tai vien ta savanorystė mane vedė į bendruomenę, nes jei esi įdės savanoriauti ir būni toj veikloj, tu automatiškai nori kažko daugiau.
Ir tas daugiau tai yra buvimas su tais pačiais žmonėm, nes kartu ir melsdavomės, ir keliaudavom, ir darydavom tam tikrus darbus, tai aš būdama su jais jaučiausi kur kas laimingesnė. Ir tas buvo mano pirmas žingsnis Kauno Arkos bendruomenė, kur tikrai save realizavau ir jausdavausi laiminga. Tuo pačiu metu aš eidavau į piligrimų centrą irgi į Taize maldą. Į Taize jūs visi dauguma esat girdėję, man atrodo, apie Taize bendruomenę, kur irgi mes vieną giesmę iš pat pradžių giedojom Taize, tai tenai melsdavausi ir būdavo tokios mažos savanorystės su žygiais, su vaikų stovyklom, su kokiom piligriminiam kelionėm į kokį susitikimą. Tai vis karts nuo karto aš ten savanoriaudavau ir tikrai tas buvimas kartu su visais mane praturtindavo ir aš tobulėdavau. Man taip atrodo, kad kai turi išeiti iš savo komforto zonos, įveikti tam tikrus iššūkius, tu tobulėjai. Ir aš tobulėdama jausdavausi laiminga. Kaip ir dabar iš tikrųjų. Jei kuo daugiau iššūkių, tuo esi stipresnis, jei atlaikai. O atlaikymui man buvo svarbi malda. Ir kad maldoj būčiau irgi stipri, man reikėdavo visą laiką draugų ir draugai būdavo mano bendruomenė. Tai dėl to aš esu piligrimų centro bendruomenės narė ir tikrai nebūna labai lengva dažnai, bet labai jaučiu, kad verta ir reikalinga bendruomenė kiekvienam. Tai va, ir aš turiu draugus, bendruomenės narius, Igną ir Ievą, kurie kur šeima, tai aš irgi laukiu šeimos. Bet jie papasakos daugiau apie savo istoriją. Mano pirma savanorystė buvo Vandendė. Tai Pivašiūnuose, tada jau žygiai iš Varkalių į Pivašiūnus. Ir mums pristatė, kad čia bus savanorystė. Apie savanorystę aš tada buvau girdėjęs tik tai gandus. Žinot, man per anglų mokėmės ir buvo tas žodis volunteering ar volunteer. Ir aš dar tik sužinau, kad tai yra žodis savanoris ir nežinau, ką savanoriai daro. Ten man mitais buvo pripintas dalykas, kažką, kad dabar jaunimas užsiima Europoje ir vis dar nežinau, kas tai yra. Ir sako, busit savanoriai, o galvo geras. Ir mums kunigas labai vaizdžiai papasakojo, sako, bus labai karšta, bus labai daug močiučių, jeigu jūs neduosit vandens, jos gali numirti. Ir sako, jeigu krentat, jau turit kviesti greitą, nes jos jau miršta. Tai supratom, kad esam labai svarbus savanoriai. Ir tada ieškojom su vandens 5 litrų močiučių, kuriam reikia vandens. Tai tokia buvo mano pirma savanorystė, buvo žiauriai įdomu, nors nieko absoliučiai neįvyko. Bet buvo pirma mano savanorystė. Per tą savanorystę ir šiek tiek toliau aš susipažįstu su Mantu, su piligrimų centru, išvažiuoju į Taizę, kaip ir mačiau čia kryžiukais pasidabinę ant modelių, greičiausiai buvo Taizė, tokiais pats kryžiukai yra. Ir aš atrandu piligrimų centrą, kur iš esmės piligrimų centras nors skamba piligrimai, tai kelionės, bet man atrodo, kad labiau užsiimu tai savanorysčių suradimu ir savanorių pritraukimu. Tai reiškia, jeigu reikia savanorių, piligrimų centras čia. Vis laik yra sąrašas, kur reikia savanorių, jeigu nori, gali eiti savanoriauti. Taip savanorystė po savanorystės ir atėjo laikas vienai didesnių savanorysčių. Tai yra kelionė į Romą, buvo į Taizę padėti vežti grupę. Sako, būk padėjėjas. Pasirūpinsi žmogum, irgi su negale. Sako, ar norėtum manęs paklausė tada Mantas irgi kaip keista. Ir aš ilgai galvojau, geras, kaip Vaidilė sakė, iššūkis, koks iššūkis geras, reikia pabandyti. Ir aš pabandžiau, žinokit, buvo pati geriausia patirtis turbūt iki to, bent jau mano gyvenime, nes būti atsakingu už kažką, su kuo labai sunku, tai pradžioj būna tikrai sunku ir per sunku ir tu nenori, tau nepatinka, bet po to, kai prasilauži tą iššūkį įvykį, tai buvo žiauriai gera, labai įdomu ir niekada to nepamiršiu. Ir žodžiu, judam toliau per savanorysčių to mano keliu ir bevažiuojant iš Romos, pirty sėdėjom vėlgi su Mantu, kaip keista, ir Manta sako, papasakojo man, kad yra čia tokia bendruomenė piligrimų centre. Ir aš galvoju, wow, geras, yra kažkokia bendruomenė, apie kurią aš nieko nežinojau.
o jinai yra piligrimų centre. Ir mane žiauriai sudomino, aš nežinau, jūs pastebėjot, bet yra toks jausmas, kad jeigu ten turėsi milijoną, nežinau, eurų, kad jeigu turėsi didžiulius namus, arba turėsi visas pasaulio pramokas, tau nebus linksma, tu nebūsi laimingas, jeigu turėsi vienas. Negalėsi niekam parodyti, su niekuo kažko suvalgyti, su niekuo kažko pažaisti, tai nebus įdomu. Tai man tada irgi atėjo, labai aišku buvo, kad aš noriu bendruomenės, nes man vienam yra neįdomu ir liūdna. Ir aš pradėjau domėtis tą bendruomenę ir pakeliui, čia žinoma, aš domiuosi tą bendruomenę. Ir vėlgi pasiūlo važiuoti, man tas pasiūlo, važiuoti į savanorystę Šiluvoj. Ir aš nusprendžiau važiuoti į savanorystę Šiluvoj. Ir va irgi, kaip man tas minėjo, kad jam patiko gauti dėmesį į savanorystės, nes ten yra daug merginų. Man savanorystėse, kaip ir visur kitur gyvenime, patiko ieškoti merginos. Ir aš tos merginos ieškojau iki tol, kol pakankamai suaugau, kad pasakyčiau, gal reikia ką nors paveikti ir neieškoti merginos. Tiesiog nebeieškoti. Ir išvažiavau į Šiluvą ir nors Ievą pažinojau, tenai Mantas, kaip keista, vėl Mantas, ne? Mus paskiria atlikti tą patį darbą, nes yra labai daug darbų Šiluvoje, bet to, ką jis paminėjo, dar yra toks akmens saugojimas. Yra akmuo, kai močiutės bando užpulti ir išnešti, tai mes saugom, kad didžiulio akmens jos neišneštų ir ten, kai saugom, būnam susikibę už rago. Nu tai va taip mes su Ieva atradom kontaktą. Ne? Ir kito taško. Tai aš irgi pradėsiu nuo pradžių. Aš tai buvau toks normalus vaikas visą gyvenimą, nieko blogo nedariau. Čia kad viską nebusinau. Tai labai mylėjau muziką visą savo gyvenimą. Labai mylėjau muziką, buvo mano kažkada, tikrai toks man sielai peną duodantis dalykas. Aš žinau, dar dabar aš labai greit išmokstu muzikos tekstus ir tada galiu klausyti labai ilgai tų pačių dainų ir man buvo tikrai labai buvo svarbu. Ir kažkada sugalvojau, kad noriu groti gitarą ir Dievas mane pagavo per muziką, aš nuėjau į savo parapiją, pradėjau ten mokintis groti gitarą ir ilgainiui pramokau šiek tiek, pradėjau giedoti, visiškai neturėjau balso. Ir Dievas, matyt, davė tokią man dovaną, kad aš nemoku dainuoti, visiškai tikrai neturiu balso, bet giedoti man išeina. Tai dėl to galiu tik giedoti. Ir mano pati pagrindinė savanorystė didžiąją dalį laiko, kiek esu bažnyčioje, yra kažkur giedot, kažkur per mišias giedot, ar tai vyksta kažkokia malda, ar tai šlovinimas. Tai tokia mano pati pradžia buvo, per tai mane Dievas surado, pagavo, nes muzika man buvo labai brangu ir svarbu. Ir tai prasidėjo nuo muzikos, bet ilgainiui atsirado tikrai kažkokių nedidelių renginių, tokių kaip nedidelių, bet, pavyzdžiui, kaip atsinaujinimo diena, vienos dienos renginiai, kur reikia kažką padėti, kartais ten tą patį maistą padalinti, kažką rūbų, striukes kabinti, ten rūbiniai. Tokie maži darbai, kur irgi, kadangi jau turėjau ir draugų, ir tas pats ratas toks, į tą piligrimų centrą atėjau, kur tiesiog nuolat tie tokie pasiūlymai iškildavo, gal norit savanoriauti, gal norit. Tai dėl to kažkaip įsitraukiau ilgainiui. Bet, tai kažkaip savanorystė, man atrodė tokia kitokia patirtis, kur aš gal nepatekčiau, jeigu nesavanoriauščiau. Toj pačioj žmonės kažkaip sutinki tos pačios patirtis kitokios ir man kažkaip tai atrodė brangu ir dėl to aš į tą įsitraukiau. Viena man tokių didžiausių savanorysčių tai buvo, kai atsiradau visai netyčia, nes mane pakvietė šlovinti vėl, į tokiam vaikų socializacijos centre Saulutė. Vadinasi, ten gyvena merginos nepilnametės, nuo kokių 12 iki 18 metų, kurios priėmė daug neteisingų sprendimų savo gyvenime ir jų nepasodino į kalėjimą, nes jos nepilnametės, bet pasodino į vaikų socializacijos centrą. Aš ten atėjau iš pradžių tik pagroti ir vėliau
mes ten pradėjom pas jas dažniau lankytis ir tiesiog leisti laiką su jom, vedėm tokią programą, nes kai esi uždarytas tarp 4 sienų, ten daugiau tų sienų, bet vienam pastate, tai jom biški sunku darydavos ir jom būdavo iš tikrųjų svarbu, bet kas ateina pas jas ir jas užima, tai jom buvo daug. Mes pradėjom pas jas eiti ir aš tada supratau savanorystės atsakomybę. Nes kai pilstai vandenį, dalini maistą, man tas sakė, jam patikdavo daug dėmesio, gal toj pačioj Šiluvoj, žalios striukės, esi nuolat matomas, svarbus esi toks, toks savanoris, kitoks, jūs esate 20, o visi kiti 1000 žmonių yra kitokie, jie tik žmonės, o mes tai savanoriai. Ir tai susiduri su tokia puikybė, kur tampi svarbesnis už kitus kaip savanoris. O kai pradėjau eiti pas tas merginas, kur iš tikrųjų tai niekas ten nelabai mato, kad tu ten eini ir nei jos tau neatsidėkoja, nes jos nedėkoja gyvenime niekam, nes pas jas taip nepriimta, bet tas buvimas kartu su jom, tas laikas man atskleidė tą, kad savanorystė yra svarbiausia tada, kai niekas tau už ją nepadėkos gyvenime. Bet kai tu atiduodi savo laiką ir savo jėgas tiem žmonėm, kuriem reikia to labiausiai, nors pats gal negausi nieko atgal. Tai pas tas mergaites tikrai atradau tokį gilesnį ryšį su savanorystė. Tai va, ir buvau bažnyčioj daug metų jau visai ir bažnyčioj daug kas per visokias vietas, kaip, pavyzdžiui, čia dabar kartoja, kad labai svarbu yra susirasti bendruomenę. Tai aš sugalvojau, ką man reikia bendruomenės. Ir tada priėmiau sprendimą, nuėjau pas man, tai tada tokia mergina buvo Elena su juo, nuėjau pas jos ir sakiau, aš noriu bendruomenę, žinau, kad jūs čia renkatės kartu čia kažkur, tai aš noriu irgi. Tai va. Ir prisijungiau į tą bendruomenę. Ir tada iškilo dar kiti iššūkiai, nes kai prisijungėm prie bendruomenės, tai tuo metu iš jos išėjo staiga visi. Ir liko keli žmonės, mes likom 5 ir Martas su tuo metu jau savo žmona, kurie nusprendė, kad tais metais jie bus bendruomenės draugais. Tai reiškia, pailsės nuo bendruomenės ir atsitraukėme. Taip, šiek tiek. Mes likom 5 ir vėl buvo iššūkis, nes čia mes tik 5, tai tie, kur čia turėtų būti draugai mano, mes čia tiek daug laiko kartu turėtume leisti, jau nebe bendruomeniai. Bet vėl, jeigu aš priėmiau sprendimą, kad aš čia būsiu, tai turiu atstovėti savo sprendimą, prisimti atsakomybę ir būti tam laikė. Ir tai buvo labai gražus metai. Tai va, aš taip atėjau bendruomenę per savanorystę, kadangi tikrai reikia kažkuo save maitinti. Kažkam reikia papasakot, kaip tau būna sunku, nes kai savanoriauji, tai tikrai turi kartais šypsotis, kai esi pavargęs ir kai nenori šypsotis. O bendruomenė yra ta vieta, kur ateini, tada daug verkia ten visi ir pasako, kaip jiem yra sunku, nes prisikaupia ir kažkam reikia tai atiduoti. Ir bendruomenė gera vieta tai išlieti. Tai per savanorystę man padovanojo šitą bendruomenę. Ir tuo pačiu, kaip Ignas sakė, mes važiavom į Šiluvą savanoriauti 13 metais, ne dėl to, kad jisai ieškojo merginos ar aš ieškojau vaikino, bet dėl to, kad norėjom savanoriauti. Toliau ieškoti Dievo tiesiog per savanorystę. Ir atvažiavę ten ir gavom bendrą darbą ir atradom vienas kitą. Čia jau prieš 2,5 metų. Tai savanorystė man padovanojo ir šitą bendruomenę, kurioje esu, ir padovanojo šitą bendruomenę mažesnę, kurioje būsiu. Tai va. Ir dar galėčiau trumpai pasakyti, pavyzdžiui, prieš Kijevai piršausi, prieš metus laiko, nes to mūsų vestuvės bus. Tada mano draugai, kurie 4-5 metus draugavo su savo merginom ir nesiperša, sako, bet tai kaip tu čia po metų peršiesi, čia tu jos gal nepažįsti, gal čia nežinai. Tai aš labai drąsiai galėjau pasakyti, jog aš tikrai esu įsitikinęs, kad Ievą pažinojau geriau, negu jie savo būsimas antras pusės pažįsta po 4-5 metų, nes susitikinėję tai tikina yra gerai. Bet, pavyzdžiui, mes su Ieva savanoriavom tokioje vaikų stovyklai, kuri kas vasarą vyksta
ten 11 naktų gyveni palapinėse, mažose palapinėse, ant Dubysos slėnio, kur labai šalta, ir tas vanduo tik šaltas, tai reiškia, tik turi kažkaip praustis, ir ten būtent piktas, ir tie vaikai iš proto išveda, ir reiškia, jeigu tu ten ją matai tokią, kurie eigoj susirga apšaštą, Lūpas man išbėrė, kai sušau. jo, ir ten jau tikrai tokia visai. Ir pats būnu piktas ir toks mane nieko neveikia. Ir jeigu ten viskas buvo gerai, aš pamatau visas blogasias pusės, tai aš tikrai ją pažįstu visai neblogai. Ir čia tik viena savanorystė, visos savanorystės mokino. Tai tos savanorystės tarsi mus tobulino iki tol, kol radom bendruomenę, kuri mus pakvietė, kuri mus priėmė. O dabar, pavyzdžiui, vestuvės mūsų laukia ir mes jau dabar matom ir žinom, kad mūsų vestuvės niekaip neįvyktų be bendruomenės, nes jie yra tas ramstis, kuris mums ir padeda ir nueiti iki vestuvių, ir tas vestuvės surengti ir viskas. Ir toks paskutinis gal akcentas, kam dar reikalinga bendruomenė. Tai man tas sakė, kad jeigu nusispjausi atlaiduose, tai Lietuvos rytas parašys. Tai, pavyzdžiui, man asmeniškai kartais labai stipriai norisi nusispjauti ir daug, ir kad visi matytų, tai labai gerai, ir taip Lietuvos rytas parašo. Ir tada bendruomenė tau pasako, Ignai, kad tai gal nespjauk. Jie yra tie, kuriem jeigu tu būni atviras, tada sugrąžina į vėžes. Ir, pavyzdžiui, žinau, kad net jeigu mums santokoj, kaip santokoj bus labai blogai, kai artėsim link krizių, bet jeigu mūsų bus bendruomenė, tai mes visas tas krizės pereisim. Tai turim tarsi tokių pagalbų, atsarginių gyvybių. Gal tą supratus. Tai jau kaip supratot, jeigu nesusirandat antros poros, mažai savanoriauja. Tai pabaigai dar bus 5 minutės jūsų klausimams, gerai, jeigu turite kokį klausimą, galvokit, o aš tada pabandysiu apibendrinti. Taigi mes ne tiek apie savanorystę, kiek kur savanorystę veda. Ne? Ir jeigu jūs niekur nesat savanoriavę, kaip minėjau, tai už karto galvokite, fainai savanoriauti, ne? Pavyzdžiui, Liepa dar nėra niekur savanoriauti, bet kai jūs ieškot kur savanoriauti, jūs iškart galvokite, o ar aš galėsiu su tai žmonėmis melstis, ne? Pavyzdžiui. Ar aš galėsiu su tai žmonėmis kalbėtis ir dalintis. Tai jeigu jau kažkur savanoriaujat 5 metus, arba 6, arba dar kažkiek, tai aš siūlyčiau jums susimastyti, o ką aš dabar su tai žmonėmis, kur savanoriauja, arba toj vietoj, arba, pavyzdžiui, visur savanoriauju, tai kur man dabar truputėlį apsistoti, kur yra mano namai, ne, savanorystės namai. Ir kai mes jau nusprendėm kurti bendruomenę religinę iš tų savanorių, tai reikia ką daryti, pirmas žingsnis. Sakau, tai ką čia dabar daryti? Ateinu pas gyvuosius akmenis, ten daug protingų žmonių, nes man gyvieji akmenys yra viena tokia tobuliausių bendruomenių Lietuvoje. Ir mes klausim, ką daryti, jūs sako, eikit pirmoje vietoje pas vyskupą. O, geras, žinai, bandom. Ir kaip tyčia, mes važiuojam autobusu iš vienos kelionės ir vyskupas sėdi priekį ir aš sakau, ekscelencija, tai mes čia bendruomenę norim kurti. Tai o kokia jūsų bendruomenės tarnystė? Reiškia, kur jūs savanoriaujate? Ir suprantat, jeigu tu savanoriauji, tu nori kurti bendruomenę. Bet jeigu tu nori kurti bendruomenę ir tu esi bendruomenė, tu kažkur privalai savanoriauti. Abipusis ryšys. Ir vyskupo pirmas klausimas sako, o tai kur jūs savanoriausit? Kur jūsų tarnystė pagrindinė? Tai toks, jeigu tu savanoris, tu turi ieškoti bendruomenės ir ta bendruomenė būtinai turi tarnauti savanoriam. Tai ir kuo skiriasi tada? Visi irgi mes kalbėjom, sako, kuo skiriasi savanorystė nuo bendruomenės? Tai mes tokią knygutę parašėm ir mes pabandėm pagal šitą knygutę ir įsipareigoti. Pats pagrindinis dalykas, kuo skiriasi, kai tu savanoriauji, kas labiausiai skiriasi, tai tu turi įsipareigoti. Ir dėl to pirmus metus, kai tu savanoriauji, tau gal sunku kažkur įsipareigoti. Bet jau kai tu savanoriauji 2, 3, 4 metus ir dažniausiai visur, tai tu turi surasti savo vietą, kur aš turiu įsipareigoti. Ne? Gal tai yra mano parapija, gal tai Aleksoto parapija, kur aš ten įsipareigoju metam, nebūtinai visam gyvenimui. Gal tai yra katedros jaunimas, kur aš įsipareigoju, ten groju, giedu ir būnu, bet metų ruoštų sutvirtinimą. Gal tai, nežinau, yra maldos grupė, gal tai piligrimų centre ateiti maldą.
gal tai gyvėjai akmenys, kur aš įsipareigosiu visus metus, bet be įsipareigojimo jūs toliau liksite toks, savanoris, tas, kur fainas tikrai toks, ir su didelė pavojum iškilti puikybę. Nes kai tu, bent jau kai aš savanoriavau visur, tai, reikia kažkam pasakyti ne. Jeigu nori įsipareigoti, kažkam turi pasakyti ne. Čia kaip santuokai, kai aš nusprendžiau įsipareigoti savo žmonai, tai aš kažkur maždaug taip 2,5 milijardų moterų pasakiau ne. Tai daugiau? 4 milijardam pasakiau ne, tam, kad galėčiau vienai pasakyti taip. Tai yra, žinai, svarstyklės sveria, žinai, čia 4 milijardai, čia vienas. Tai kažkam, tai jeigu jūs kai savanoriausit, ta savanorystė gali būti tokia, toks tik savęs malonu, toks patenkinimas, žinai, savęs. Ir kai nuspręsite jau, kad to nebeužtenka ir tokį kitą žingsnį žengti, tai jūs turėsite daugam pasakyti ne. Jeigu Jonas atėjo pas gyvuosius akmenis į bendruomenę ir norėjo įsipareigoti, jis turėjo pasakyti piligrimų centrui ne. Ačiū, bet aš pas jumis ateisiu kaip svečias, kaip draugas. Tai mes tokia turim knygutę, metam laiko bandom įsipareigoti. Tai vat kviečiau ir jūs pagalvoti, kur jūs norėtumėte įsipareigoti metam minimum. Nes jeigu mėnesį, tai tas toks įsipareigojimas labai toks per mėnesį net laiko neturi kur nueiti. Tai yra tokie 3 pagrindiniai dalykai, mes šitoj knygutį užsirašėm. Tai yra Dievo garbinimas. Mes, jeigu jau norit žengti kitą žingsnį, būtinai turit kartu kažkaip garbinti Dievą. Ar kartą į savaitę susirinkti melstis, jeigu tai parapija, ar tai rožinį susirinkti melstis, ar tai tiesiog vakaro malda, ar tai nežinau kas. Nes jeigu jūs maisto banke savanoriaujate, tai yra labai fainai, bet jūs kartu nesimeldžiate. Jūs esate, tiesiog savanoriai, kurie taip gali suktis, gali būti, gali nebūti, tai yra labai gerai, bet jeigu jūs norite truputį daugiau, jūs pagalvokit, ar jūs galėtumėt su maisto banko savanoriais kartu nueiti sekmadienį mišias. Gal kartą į mėnesį, gal nebūtinai iš karto kas savaitę, bet kartą į mėnesį. Tai Dievo garbinimas. Ir čia yra visokiausių, mes jau užsirašė, kad einam į mišias, ryto vakaro malda, vakarinės pamaldos piligrimų centre, jūs galite savo turėti. Tarpusavio bendrystės ugdymas. Reiškia, jūs kai maisto banke savanoriaut, ir aš kaip paėmiau kaip pavyzdį maisto banką, bet pavyzdžiui, nežinau, choras parapijos. Jie kartu meldžias, viskas fainai, jie kartu tarnauja, bet ar choras parapijos kada nors susirenka į mėnesį pasikalbėti, kas jiem yra blogai? Tai labai retas atvejis, kada būna. Tai tarpusavio ugdymo, bendrystės ugdymas. Ir mes čia turim, pavyzdžiui, kartą metuose rekolekcijas. Džiaugsmingas pasibuvimas. Pavyzdžiui, varom švęskim vestuvės. Birželio mėnesį mūsų bendruomenės sutikimas yra vestuvės. Visą savaitgalį mes švęsim vestuvės. Tai yra bendrystės ugdymas. Svečiai išvažiuos, o mes kaip bendruomenė toliau pasiliksim viską iškustvarkysim, suvalgysim viską. Kartą į mėnesį mes susitinkam pas kažką namie. Kartą į mėnesį, visi pas Ievą. Dabar gegužės mėnesį sutiksim, Ieva padarys sumuštinių iš vis sriubos, mes susėsime ratą ir kalbėsimės, kas man gera, bet taip pat kas man bloga. Ir kai mes pasikalbam, aš paskui išgirstu ir ateinu prie Igno, arba Ignas man tą patį vakarą paskambina ir sako, man tai ką tu darysi dabar? O tai gal tu netrenk ten. Tai va, tai kai aš pasidalinu, aš paskui man jie gali padėti, kai aš pasidalinu, bet būtinai reikia dalintis. Ir trečias dalykas, čia gal yra, dar mes tokį vieną įterpiam, tai asmeninis ugdymasis. Irgi, būtinai bendruomenė ragina viens kitą asmeniškai ugdytis. Pavyzdžiui, ar buvai išpažinties, žinai, aš taip žiūriu, kad tu dalyvauji mišiose, bet, žinai, komunijos neini, gal kažkas atsitiko, žinai. Arba, pavyzdžiui, aš matau, kad tu, žinai, visiškai neskaitai dvasinių knygų, visiškai jau 5 metai, matau, kad tu net tau duodu skaitinį paskaityti, užmiršai kaip raidė, žinai. Tai gal paskaityk, žinai. Arba, pavyzdžiui, stengtis gyventi neturtingai, paprastai ir džiaugsmingai, gailestingai, skaičiai ir klusniai. Žinai, tu ruošies santuokai, bet jeigu gyveni, žinai, kartu susimetęs, pabandyk bent jau mėnesį iki vestuvių, žinai, gyventi atskirai. Arba, žinai, matau, kad tu, žinai, truputį tau pinigai yra svarbiau negu malda, žinai. Tu pavyzdžiui, dirbi nuo 6 ryto iki 12 vakaro. Žinai, tau pinigai pasidarė stabas. Ir, toks asmeninis ugdymas, kur bendruomenė padeda. Ir paskutinis, 4 punktas, tai yra tarnystė. Tai bendruomeniai susidaro tik tai iš 4 vieną savanorystę.
Tai vat kas skiriasi. Ir čia mes patys įsipareigojom kokioj stovykloje dalyvauti, atsiliepčiai kokią savanorystę. Pavyzdžiui, šiuo metu mūsų bendruomenės, nežinau, kiek narių yra Vilniui, nes ruošiasi gailestingumo kongresui. Kitą šeštadienį mes eisim su Karolina ir dar kažkom savanoriauti į kunigų seminarijos 150 metų renginys. Dar kitą savaitgalį mes važiuosim ten tikriausiai Vilnių, vėl bus mokymai, ne? Dar kitą savaitgalį mes savanoriausim, nežinau, kažkur mus ten pakvietė mokykla kažko. Tai tų savanorysčių yra daug. Pagrindinė mūsų savanorystė yra ruošti jaunimą į keliones. Ir mes susitinkam ir vežam grupės jaunimą į užsienį. Tai va, tai ta savanorystė jų yra labai daug, bet šitas sutikimas galbūt toks jums klausimas nuo savanorystės į bendruomenę. Jūs grįžę, pagalvokite ar į Alytų, ar į Šiaulius, ar dar kažkur, pagalvokite šitos 4 dalykus. Ar jūs galite kartu melstis, ar jūs galite kartu susitikti ir kalbėtis, dalintis, ar galite asmeniškai viens kitą patarti kažkaip ir tada tarnauti. Tai va, toks būtų žingsnis. Tai nėra lengvas, bet tam reikia, žinai, truputėlį daugiau jėgų. Tai va toks mes skatinam labai, nes savanorystė yra gerai, bet galima užmigti tam tokiam vienodam, aš visur savanoriauju, aš fainas, geras, žinai. Mes jūs truputį kviečiam daugiau. Tai toks va džiaugsmas dalintis, nes tada labai gera. Tada kažkaip tikrai gera. Tada fain, tada susirandi fainą bachūrą arba merginą, tada turi draugų, tada žinai gali organizuoti vestuvės ir panašiai. Ir nuolat gyventi vestuvės. Dabar būtų gal jūsų klausimai, ką norėtumėt paklausti, arba... Pasidalinti. Milda? Ne? Tai labai ačiū už šitą valandą laiko, kad jūs ištvėrėt. Ačiū Liepai, kad atėjo. Liepa tai savanoriauti. Artimiausios savanorystės, ne? Kur mes galim kartu pasidalinti, nežinau, gal ir Agnė žino, tai artimiausia tokia savanorystė renginys bus Esi vertas daugiau stovykla, tokia visai nemaža, tai jaunimo centras organizuoja, kas norėtų savanoriauti. Taip pat bus krikščioniška vaikų vasaros stovykla. Čia bus, kur Esi vertas daugiau stovykla? Vilkijos. Prie Vilkijos, 10 dienų, kaip dalyviai galite būti, nes kai dalyviai paskui jau, jeigu būsit, kitais metais jau galėsit savanoriauti. Taip pat yra krikščioniška vaikų vasaros stovykla, kur su vaikais nuo 10 iki 13 metų, nežinau kiek Liepai, bet ten galėtų atvaryti Liepą. Tai galėtume ten Liepos mėnesį savanoriauti, ne? Liepos mėnesį, labai tinka. Tai į pasaulio jaunimo dienas jau tikriausiai pavėlavot, jūs registruot kaip savanoriai, bet kaip dalyviai galite važiuoti. Ir jeigu jums patiks, jūs, pavyzdžiui, galėsite ateityje organizuoti, ne? Savanoriauti. Šiluvos atlaidai. Rugsėjo mėnesį, kas norėtų, čia mes kalbėjome, ir Ignas, ir Ieva, ir aš, galime registruotis į Šiluvos atlaidus. Nuo 18 metų darom išimti 17 mečių. Jeigu jau labai esat kietas ir 16 gal priimti. Tai sako ir mažesnis priimti. Mano, 14 sakė savanoriauti. Tai va, matot? Tai jūs pagalvokit, galima, tikrai tų savanorysčių yra daug. Ne? Pirmoji vietoje mes jūs vis dėlto kviestume būti ten, kur esate. Ar tai Alytus, ar tai Šiauliai, ar tai Jurbarkas, ar tai pagalvokit ten, kur jūsų namai. Tai ačiū labai ir galim gal užbaigysime. Jeigu turėsit tokių klausimų, paskui galėsit turėti. Tą dėlėjt mygtuką paspaudžiu gerai. Tėvas, šventos dvasios. Šlovink viešpatį ir šventą vardą jo.
viešpatie už šį laiką. Išimk iš mūsų tas akmeninės širdis, įdėk jautrės širdis, kad išdrįstume įsipareigoti, savanoriauti ir žengti link bendruomenių. Vardant Dievo Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios.